Sveiki, čia Seimo nario vlogas, o aš Marius. Dabar, kai visos IT technologijos mus pažangdino iki tokio levelio lygį, kad visi šitie išmanieji rageliai mums suteikia galimybę bet kuriuo metu prisijungti prie interneto ir susisiekti su bet kuo, bet kada. Kiekvienas gali būti youtuberis, režisierius, laidų vedėjas, scenaristas, žurnalistas, laikų ir followerių sekėjų turėtojas, žymus žmogus. Kiekvienas gali būti pasikėlęs, kiekvienas gali išsakyti savo nuomonę, būti arogantiškas, kažką tai pasiūsti, atsiimti. Ir kiekvieno nuomonė dabar patapo svarbi, kuri po kelių akimirkų vėl nebesvarbi. Kiekvienas gali būti laido riteris. Čia aišku, realybė visiškai kitokia. Šuo loja tik tada, kai yra uždarytas, o kai paleistas pasiklysti, reikia jau kviesti greitai, kad jį iš medžių ištrauktų. Šitų visų technologijų dėka prisikūrė įvairiausios televizijos internete, kokių tik dabar tik tais nėra, kokių tik nori, tokių gali ir rasti. Visi dabar gali būti žurnalistai, redaktoriai, scenarijų autoriai. Tokios televizijos įsikūrė kaip Laisvės TV, Puko TV, Argan TV, Šudmal TV. Kai kurios tikrai turi gerą turinį kuriančias laidos ir jas verta žiūrėti, o kai kurios yra visiškai laiko tėmėjos. Gyvenimo matavimo vienetas vienintelis yra laikas ir kai tu tas laidas žiūri, jos tiesiog iš tavęs atima tą laiką, reiškia, jos po truputį tave žudo ir menkina. Todėl aš ir pats įkūriau televiziją. Turėdamas savo tokią Seimo nario algelę, aš nusipirkau ir atnaujinau savo telefoną. Padėjau į šalį savo Nokia 3310 ir nusipirkau naują Siemens C65 su spalvotu ekranu ir kamera gale. Ir dabar įkūriau televizijas, rodysiu live transliacijas per Facebooką. Galite mane sekti ir žiūrėsime visi Honest TV. Ir trumpai apie Honest TV. Honest iš anglų kalbos išvertus reiškia nuoširdus, todėl bus šita televizija labai nuoširdį. Viską pasakosiu labai nuoširdžiai, nes esu nuoširdus žmogus. Galbūt dar pasikviesiu kokių nors svečių nuoširdžių, todėl kas nori būti mano pirmas svečias mano pirmoje laidoje, parašykite save į komentarus. Dabar pažiūrėkime pirmą pilotinę mūsų seriją apie mano nuoširdų gyvenimą. Taigi, Seimo nario diena. Sveiki, labas rytas. Tai ką, čia mano namai, 4 kambarių namas iš Seimo nario algos įsigytas. Ką, vietoj yra tualetas, virtuvė, vonia, natūralus ekologiškas maistas. Kągi, tai iš karto eisime į darbą. Na ką, tik išleidau įstatymą ir palaukit. Atrodo, iš karto ir pataisa pareina. Štai kolega mano atskrenda. Papietavom pelkiai dabar kažkokių valiukojų ir eisim dirbti. Tai va, dabar pakalbinsiu pašnekovą, čia suradau. Na ir kaip jaučiatės, kai įvestas vasaros laikas? Nu, sako, neblogai, bet buvo sunku priprasti. Ačiū. Na, o čia dabar atėjau į savo pirčių kompleksą, dušų, baseinų. Nu, irgi porą milijardų, milijonų ten valstybinių iš Europos visokių investicinių fondų aš juos gavau. Nu, kadangi sunkiai dirbu, reikia atsipalaidavimui ir biškį, leisti savo ir atsipalaiduoti. Sninga, geras oras, užtaikytas. Ačiū. Matėte nuoširdžią Seimo nario dieną. Ir aš dar paprašysiu, kad sudalyvautumėte viktorinoje, kvizoje ar atsakymų klausimynų anketoje. Paspauskite like, jeigu jums patiko šitas video ir nieko toliau daryti nenorite. Paspauskite širdelę, jeigu jums patiko ir jūs žiūrėtumėte live transliacijas per Facebooką. Ir paspauskite oho, jeigu jūs pafollowinsite dar ir žiūrėsite šitas transliacijas. Ačiū jums labai ir Honest TV laimingai ir iki.